priekis turime du Aodės Mat Pro modelius, vienas yra litrinis, o kitas, kurį šiandien aš apžvelgiau, tai yra Aodės Patchcross 850 Mat Pro. Štai kaip atrodo vyresnėlis ir jaunėlis broliai. Sveiki visi Automoto LT YouTube kanale ir šiandien pas mus yra apžvalgoje keturratis, visiška naujiena, tai yra 2025 metų modelis Aodės Patchcross 850 Mat Pro versijoje. Norėtųsi iš karto padėkoti Mototop LT komandai už suteiktą galimybę apžvelgti šį keturratį ir šiandien pakalbėsime apie jo dizainą, techninės savybės, prasivažiuosime, pasižiūrėsime, ką jis į savęs siūlo. Tad įsitaisom patogiai, pradedam apžvalgą. Nu ką, važiuojam! Aptarkime keturračio dizainą ir išvaizdą. Tai pirmiausiai į akis krenta šis jubiliejinės spalvos derinys. Traukia akį ryškios, gerai tarpusavyje derinčios spalvos. 30 metų jubiliejaus lipdukas šitą keturratį daro ir kolekciniu. Dizainas yra masyvus, agresyvus, su ryškiu LED priekyje apšvietimu. Tai 2025 metų Aodės visiškai atnaujinto dizaino priekis, kur jau čia matome ir atnaujintas priekinės LED lempas, posūkius. Mane iš karto papirko šis aukštai iškeltas šnorkelis. Atrodo, kad keturratis jau iš gamyklos yra pasiruošęs bristi per pelkes iki ausų. Ir taip, šis keturratis tam tikrai yra ir padarytas. Kalbant apie keturračio variklį, tai šis modelis turi 800 kubinių centimetrų V-Twin skysčio aušinamą variklį, kuris išvysto apie 65 arklio galias ir daugiau nei 75 Nm sukimo momentą. Tai ne šiaip keturratis su tokiu varikliu, šis Mat Pro be vargo suka 29 colių purvinės padangas. Ir patikėkit manim, purve šita galia tampa grinu malonumu. Įsibėgėjimas agresyvus, spaudi gazą ir visas keturratis įsikabina į jį visais 4 ratais. Kalbant apie transmisiją, tai transmisiją turime klasikinę CVT automatinę transmisiją su visomis standartinėmis funkcijomis. Tai yra ir žema pavara, aukšta, neutrali, atbulinė ir parkingas. Perjungimo mygtuką, kur galime reguliuoti 2 ratų varymą, 4 ratų pavarą ir galima blokuoti diferencialą. Šis modelis buvo patobulintas ir gavo Heavy Duty reduktorių, kuris atlaiko didelės apkrovas. Tai pabandom prieiti, pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Taigi šį kartą tikrai jaučiasi, kad Aodės rimtai pažiūrėjo į Mat seriją, mažiau šansų sulaužyti važiuoklę, kai purve tiesiog spausi gazą iki dugno. Kalbant apie pakabą, tai pakaba yra nepriklausoma, standartiškai, double A-arm, tiek priekyje, tiek ir, pasižiūrėkime, gale. Įdomu, kad gamintojas padidino prošvaistą šio keturračio ir dabar prošvaista yra 330 mm. Tai reiškia, kad akmenys ir šaknis šiam keturračiui joks iššūkis. Amortizatoriai reguliuojami. Pasižiūrime, kokios firmos. Tai Yuan. Keturratininkai labai gerai jau šitus amortizatorius žino. Jie labai gerai tvirtinė ir ką aš galiu pasakyti, važiavau, iš karto atsisėdau ir pirmas įspūdis,
kad atrodo važiuoklė šio keturračio buvo sureguliuota grinai mano svoriui. Jis nei per daug minkštas, nei per kietas, važiuojant per nelygumus, labai gerai sugeria visus nelygumus ir malonu važiuoti. Važiuojam pasivažinėti. Kas labai patiko, per balas važiavau, slenksčiai įsiplėtė ir purvo labai mažai pateko čia į vidų. Labai fainai. Ką, gal dar pradžiai pasidarom nuo 0 iki 100. Pasižiūrim, per kiek keturratis įsibėgės. 3, 2, 1, važiavom. Šimtas. Nors ir 800 kubikų, bet iki 100 bėgėjasi be problemų. Važiuoklė labai man patinka, nei per minkšta, nei per kieta, per nelygumus, važiuoju per duobes, nesijaučia. Labai gerai. Važiuojam 90, apsukos nedidelės, gazo vos pridėję. Tikrai nepasakysi, kad važiuoji su 800 kubikų keturračiu. Nu, paspaudžiam, truputį pasižiūrim, iki kiek iš čia bėgėsis. 100 jau žinom, kad važiuoja. 110, 112, 114, 115, manyčiau, iki 120 būtų galima įsibėgėti. O dabar pats smagiausias dalykas – 29 colių purvinės padangos. Jos ne tik atrodo įspūdingai, bet ir iš karto kabinasi į žemę. Taip, kad atrodo važiuotumėte vikšrinę techniką. Matome, čia jau ratai yra iš karto komplektuojami su bedlokais. Tai galime be baimės nusileidinėti važiuojant į purvynus į bekelę slėgį padangose ir nebijoti, kad padanga lengvai nusimontuos. Važiuojam, pasibandysim, kaip važiuoja bekelėje šis keturratis. Įsijungiam sulėtintą. Čia jau biškį aukščiau vandens. Pasižiūrėsim, kaip seksis. Kapanojamės, važiuojam. Be problemų. Gervės tikiuosi nereikės išsiimti. O, vaikyti. Neaišku, kur čia tas keliukas mus veda. Padangos, kaip ir minėjau, su tokiu aštriu protektoriu, tai per kurvą be problemų. Jau čia, sakykime, su touringu, jeigu važiuotum, tai su žymiai švelnesniu protektorium padangų jau būtų viskas. Kad čia neužduoti šitam keturračiui čia per tokias pilkynės važiuoti. Nu, fainai. Kaip ir minėjau, be jokių problemų su šitu keturračiu į purvą. Po
pakalbėkime apie komfortą ir įrangą. Nors tai ir MUD versija, komfortas čia yra nepamirštas. Turime ergonomišką, minkštą, patogią sėdynę, ant kurios važiuojant tikrai nepavargstama yra. Lygiai taip pat keturratis yra komplektuojamas standartiškai su elektroniniu vairo stiprintuvu, kuris važiuojant bekelėje ir purve padės lengvai sukinėti vairą. Einam prie galo. Gamintojas įsiklausė į nusiskundimus prieš tai buvusių modelių ir ištaisė. Čia jau turim gale daiktadėžę, kuri yra aplinkui FST gumele, kad sulaikytų drėgmę ir nepatektų. Ir čia, ką jau minėjau, padarė naują tvirtinimą, užrakinimo spynelę šios daiktadėžės. Ir jau užrakinus ją, daiktadėžė važiuojant tikrai nebeatsidarys kaip senesniuose modeliuose. Jau visiškai nauja atnaujinta prietaisų skydelė, kuris yra TFT. Čia labai aiškiai ir ryškiai važiuojant matosi visa reikiama informacija keturračio. Čia turime gervės jungtuką, užkūrimo, šviesos, ilgų šviesų pabeiksinimas ir signalas, avarinis ir visi standartiniai mygtukai. Užblokuoti diferencialą ir perinkti į visų 4 varančių powerą ar į galinį tiktais. Taigi greitai prabėgant, techninės savybės, ką jau paminėjau, tai keturratis yra 800 kubinių centimetrų su 65 arklio galiom, 75 Nm, transmisija CVTech, turinti low ir high poweras, lygiai taip pat gali važiuoti 2 varančiais ratais, 4 varančiais ratais ir su blokavimu. Provų išvaista keturračiui yra 330 mm. Padangos yra komplektuojamos 29 su labai agresyviu purvui skirtu raštu. Svoris 420 kg, degalų bakas 25 litrai. Jubiliejinė spalva 30 metų, dizainas, snorkeliai. Palyginkime šį keturratį su kitais. Tai paimkime CF Moto X850 Overland ar Can-Am Outlander XMR 850. AODE siūlo labai gerą kainos ir komforto santykį. Čia jau iš gamyklos gauni snorkelį, didelės padangas, variklis šiek tiek silpnesnis už kai kuriuos konkurentus, bet užtat važiuoklė ir patikimumas tikrai padaro įspūdį. O ribotas leidimas reiškia, kad ateityje tokį turėti bus išskirtinumas. Apibendrinant AODE Patch Cross 850 MUD Pro, tai yra daugiau nei keturratis. Tai kolekcinis monstras, kuris purve jaučiasi kaip namie. Patiko gale, esantis iš karto iš gamyklos snorkeliai, radiatorius iškeltas į viršų, kas tikrai leidžia važiuoti aukštai per žoles, neužsikemša, purvas irgi netaip lengvai patenka ant viršaus. Važiuoklė atrodo, kaip ir minėjau, kad iš karto iš gamyklos išėjusi sureguliuota kaip mano svoriui. Keturratis važiuoja per nelygumus užtikrintai, nėra nei per minkštas, nei per kietas. Tad jeigu ieškai bekelės monstro, rekomenduoju tikrai šį modelį. Tai buvo Automoto LT apžvalga. Nepamiršk paspausti like, prenumeruoti kanalą ir parašyti komentaruose, ar jūs rinktumėtės šitą AODE Patch Cross MUD Pro versiją. Iki kito karto ir nepamirškite, purvas yra tik dar viena priežastis važiuoti. Iki!